Šiandien šiek tiek norėčiau pašnekėti apie alchemiją, apie alchemikus. Visgi, kas yra alchemija, ar ne? Alchemija senų laikų mokslas, arba labiau galbūt pavadinkim pseudomokslas, kurio norėta iš beverčių medžiagų išgauti auksą arba sidabrą. Dažnai teorijoje tam reikėjo išminties akmens, bet rezultatas pakankamai pozityvus. Šiuo metu duomenų mokslininkai užsijama kažkuo panašiu. Jie bando iš skaičių ir raidžių išgauti pelną. Dažnai panaudodami tarsi išminties akmenį įvairius dirbtinio intelekto modelius ar tiesiog matematinius algoritmus. Tikrai manau, kad jiems sekasi gerokai geriau negu alchemikams senovėje. Duomenų skaičius pasaulyje auga astronominiu greičiu. Yra teigiama, kad kas 4-5 metus duomenų kiekis pasaulyje padvigubėja. Ir šis greitis atrodo, kad nesustoja. Tiesiog dvigubėja, duomenų mes turime begalę. Tačiau nepaisant viso šito, 2021 metais buvo atlikta apklausa Amerikoje skirtingų įmonių vadovų. Ir tik 39% jų teigia, kad jų valdomos įmonės išnaudoja duomenis pilnai. O dar mažesnis skaičius, tik apie 1/4 teigia, kad jų įmonė yra data driven. Tai yra tikrai keistas rezultatas, vertinant, koks milžiniškas kiekis duomenų yra pasaulyje. Įmonės investuoja milžiniškus pinigus. Aišku, ne visos, kaip galima suprasti iš tos apklausos, bet tikrai nemažai įmonių investuoja, kad gautų papildomai duomenų, kad geriau jos gebėtų analizuoti, kad skurtų geresnius dirbtinio intelekto modelius. Vien šių metų pradžioj, sakykime, Microsoft investavo milijardus dolerių į OpenAI įmonę, kuri sukūrė ChatGPT. Aišku, pastarosios savaitės naujienos apie vadovo pasikeitimą OpenAI įmonėje, tai yra kaip valdyba nusprendė jį atleisti ir po kelių dienų Microsoft priėmė jį į darbą ir visas vykstantis kontekstas su atviru laišku. Jeigu domintis, tikrai labai įdomi, paini ir atrodo politiška situacija ten vyksta, bet vis tiek tai parodo, kad įmonėms rūpi dirbtinis intelektas, kad jos yra pasiryžusios investuoti milžiniškus pinigus į jį. Ir šios konferencijos pradžioje, atrodo, Balys paminėjo, kad dirbtinis intelektas atsirado pakankamai neseniai, atėjo pas mūsų ChatGPT, bet pirmi dirbtinio intelekto modeliai pasirodė jau 1951 metais. Aišku, nereikia įsivaizduoti, kad tuomet buvo ChatGPT Lite versija, kurioje buvo galima kažką parašyti. Ne, tai buvo šaškių ir šachmatų žaidimai, kurie naudojo dirbtinio intelekto metodikas. Aišku, iš pradžių juos įveikti galėjo bet kuris vaikas, tačiau vos po keletos metų jie jau vis tobulėjo, ir galima atsiminti, kiek vėliau jau sugebėjo šachmatų programos įveikti ir didmeistrius. Visgi, kas yra tas dirbtinis intelektas? Dirbtinis intelektas tiesiog yra metodai, kurie leidžia mąstyti mašinoms kaip žmonėms, leidžia apdoroti milžiniškus kiekius informacijos. Jeigu mes dabar gautume kažkokį uždavinį, tiesiog ant popieriaus lapo, mes galbūt per minutę išspręstume vieną uždavinį, jeigu jis yra kiek sudėtingesnis negu paprastas daugybos veiksmas. Kompiuteriams tas greitis yra neapsakomai didesnis. Gali spręsti 10 tūkstančių milžiniško sudėtingumo veiksmų. Galima tiesiog įsivaizduoti, kiek modelis turi apdoroti informacijos, jeigu kalbame apie savaime vairuojančias autonominės mašinas. Jau technologijos leidžia tai padaryti ir tas greitis ateityje tik didės. Bet nereikia galvoti apie sudėtingus dalykus, tokius kaip savaime vairuojančios mašinos. Pagalvokime tiesiog apie Netflix. Grįžtate po darbo namo, įsijungiate televizorių ir Netflix jau siūlo jums kažkokį serialą ir filmą, kuris turėtų jums patikti, turėtų jūs dominti. Kaip jis nusprendžia, kad šis filmas jūs domins, būtent pasinaudodamas dirbtinio intelekto metodais.
Tai yra kaip ir paslėpta nuo jūsų, neakivaizdu, bet visgi daugelį dalykų, kuriuos mes atliekame, kažkur už jų stovi dirbtinio intelekto modelis atliekantis sunkų darbą, jie sprendžiantis, galbūt ir už mūsų. Netflix yra taipogi geras pavyzdys šiek tiek iš kitos pusės. Jis ne visada buvo tokia dominuojanti jėga. Už 20 metų atgal pasaulyje dominavo Blockbuster. Blockbuster buvo video nuomos punktai, Lietuvoje atrodo jų nebuvo, bet Lietuvoje mes turėjom savo, tų vadinamų VHS kasečių nuomos punktus, kuriuose būdavo galima nueiti ir išsinuomoti savaitgaliui tam tikrą filmą, kurį norėjom. Ir jiems sekėsi labai, labai gerai. 2000 metais Netflix jau egzistavo ir netgi Blockbuster turėjo galimybę įsigyti šią kompaniją už vos 50 milijonų JAV dolerių. Bet Blockbuster nusprendė, kad juos galbūt nelabai tai domina, galbūt tai rizikinga ir tiesiog nusprendė jų neįsigyti. Jie ir toliau augo. 2004 metais jie jau turėjo daugiau nei 9000 nuomos punktų per visą pasaulį. Tačiau tai buvo pikas ir nuo tada viskas judėjo tik šiandien. Žemyn iki tol, kol šiuo metu pasaulyje egzistuoja tik vienas Blockbuster nuomos punktas. Tas pats nuomos punktas užsiema ne tik filmų nuomą, bet taipogi yra įkeltas į Airbnb platformą, kad galit ne tik išsinuomoti filmą, bet ir išsinuomoti visą šį punktą. Tiesiog praleisti naktį nostalgiškoj galbūt atmosferai. Ir šios dvi įmonės, Netflix ir Blockbuster, yra tiesiog idealus pavyzdys, kaip juda data-driven įmonės ir įmonės, kurios nepakankamai investuoja į duomenų analitiką. Arba tiesiog nepasitikė tuo, ką rodo duomenys. Galvoja, kad jos rinka supranta geriau negu tiesiog galbūt žmogus esantis lyderio pozicijai nusprendžia, kad rinka supranta geriau negu ką parodo duomenys. Juk visgi viskas prasideda nuo duomenų, bet iš duomenų mes negalime iškart prieiti prie išvadų. Duomenys tai yra tiesiog milijonai, milijardai eilučių kažkokių, sakykime, filmų peržiūrų, jeigu mes kalbame apie Netflix, pardavimų, jeigu kalbame apie Amazon, paieškų, jeigu kalbame apie Google ar dar kažkokios kitos informacijos. Visą šitą informaciją mums reikia šiek tiek suagreguoti, kad mes išgautume iš šios informacijos, mes gautume kažkokius pagrindinius KPI'sus. Ir netgi tai iš esmės dar neduoda mums labai didelės naudos. Apskaičiavom, vidutinis krepšelis, sakykime, internetiniai parduotuvė yra 15 eurų. Ar tai daug, ar tai mažai? Kas yra tas 15 eurų kaip dydis? Tai yra visiškai neaišku. Mums reikia šiems duomenims suteikti tam tikrą reikšmę, kad mes įgautume žinių. Žinių apie situaciją, kurioje esam, kad mes atskleistume kažkokius tarpusavio ryšius, kad suprastume tiesiog, kas ir kodėl įvyko. Kai mes suprasime, kas ir kodėl įvyko, mes galėsime pradėti galvoti apie ateitį. Mes įgausime tam tikrų įžvalgų, mes įgausime išminties, o turim išminti priimti sprendimus, kurie lems tinkamus pokyčius mūsų įmonėje, bus pakankamai lengva, kadangi mes suprasime, kaip juda rinka, kaip kas vyksta ir galėsime viską nuspėti. Tai tiesiog yra idealus kelias, kuriuo turėtų įmonės eiti. Bet įmonės yra skirtingose lygiuose. Įmonės skirtingai vertina duomenis. Jei bent teorinių lygių kalbant, turėtų egzistuoti įmonių, kurios nekaupia duomenų ir jų neanalizuoja. Teoriškai skamba logiška, tačiau realybėje tokių įmonių atrasti tiesiog turėtų būti neįmanoma, vien dėl įstatyminės bazės. Įmonė privalo kaupti pardavimų duomenis. Jie turi žinoti, už kokią sumą pardavė produkcijos, kasos čekiai, kažkokios transakcijos bankos, vis tiek duomenų bus, visiškai nekaupti jų yra neįmanoma. Teoriškai visada įmanoma, bet tuomet klausimas, ar turite įmonę ir klausimas, kaip VMI reaguotų į tokią situaciją. Tad realybėje, kaip ir pirmas realus lygis, kuris įmonė egzistuoja, tai yra, kai duomenys kaupia, pačios to nori, pačios apie tai mąsto ar ne, jau kitas klausimas, bet jų tiesiog neanalizuoja. Aišku, naudos iš to nedaug. Turėti duomenis, juos nepažvelgti, iš jų kažkokios naudos negauti, mažas pliusas, maža nauda, bet tokių įmonių yra tikrai daug. Kitas lygis jau būtų, kai
duomenis kaupia, bet analizė yra pradinių lygių. Tai yra taipogi pakankamai dažna situacija, dažnu atveju įmoniai duomenų analizę tiesiog užsiema arba už marketingą atsakingas žmogus, arba už finansus atsakingas žmogus, arba pats direktorius. Pasižiūri įmonės duomenis, paskaičiuoja galbūt vidurkį, kažkokius kitus pagrindinius KPI-sus, na ir iš to bando priimti sprendimą. Galbūt, jeigu žiūri demografiją, tai nusprendžia vidurkį pasižiūrėti. Bet visgi, tai nėra idealus variantas. Geriau negu nieko, bet vėlgi galima tikrai geriau. Kitas lygis būtų, kai duomenis kaupia ir analizė jau šiek tiek yra aukštesnė. Jau mes einame į geresnę situaciją, jau mes šiek tiek analizuojame duomenis, jau galbūt ir atsiranda analitikų įmonėje, kurie tos duomenis panalizuoja, pasižiūri per kategorijas. Dažniausiai, jeigu analizė yra pradinio lygio, tai yra skaičiuojama tiesiog vidurkis visai bazai. Koks yra didelis minusas ir kuo tai yra blogiau negu kai analizė yra aukštesnio lygio, na, įsivaizduokime, galbūt iš telekomunikacijų yra visai geras pavyzdys. Išankstinio apmokėjimo paslaugos vartotojai. Tai mes turim kategoriją vaikų, kurie gavo ką tik pirmąjį telefoną. Jiems, sakykime, yra 15 metų, nors šiais laikais tikriausiai jie būtų dar jaunesni. Na ir turime galbūt vyresnio amžiaus žmonės, kurie dar 2000-aisiais ar seniau pasiėmė kažkuria išankstinio apmokėjimo paslaugos kortelę, jie naudojasi jau kelis dešimtmečius, jiems patogu, kadangi nėra jokių įsipareigojimų, na ir, sakykime, jie yra 65 metų amžiaus. Turime 15-mečius, turime 65 metų amžiaus vartotojus, na, tai jeigu apskaičiuotume tiesiog vidurkį, sakytume, kad mūsų klientai yra 40-mečiai, kas matematiškai pagal vidurkį yra teisinga, bet realybėje tai yra visiškai netikslu ir mes, jeigu bandysime kurti marketingo kompanijas 40-mečiams, pakankamai smarkiai prašausim. Kai analizė aukštesnio lygio, jau yra žiūrima šiek tiek grupuojant duomenis, jau yra suprantama, kad yra klientai 15-mečiai ir jiems reikia vienokio turinio marketinge ir yra 60-mečiai ir vyresni, kuriems reikia kitokio. Tai yra jau tikrai pakankamai geras dalykas ir leidžia daug laimėti tokia analizė. Na ir galiausiai yra aukšto lygio analizė. Šiame lygyje įmonė pradeda galvoti ne tiek apie grupės, o apie kiekvieną klientą atskirai. Tai reiškia, mes jau turime visiškai personalizuotus pasiūlymus. Jeigu žemam lygiai yra visas pasiūlymas vienodas pasiūlymas bazėje, aukštesniam lygiai yra kažkokie, galbūt 4 pasiūlymai keturiem pagrindiniam segmentam, tai aukštame lygyje jau mes kalbam apie konkretų pasiūlymą kiekvienam klientui, ar tai būtų iš kažkokių naudų pusės ar iš kainos pusės, jau mes turime pakankamai aukštą analizės lygį. Mūsų įmonė tikrai galima drąsiai pavadinti data driven ir mes tikrai turėtume didžiuoti. Aišku, tai nėra pats aukščiausias lygis. Reikia neužmiršti, kad mes turime inovacijos lyderius. Lietuvos požiūriu galbūt tikrai yra sunku prilygti tokiam įmonėm kaip Google, Microsoft, Facebook ar ne, Netflix. Tai yra įmonės, kurios investuoja milijardus dolerių. Lietuviams investuoti tokią sumą būtų tikriausiai net neįmanoma, nežinau įmonių, kurios galėtų tiek investuoti. Tačiau tai nereiškia, kad mes, kadangi negalėsime tapti inovacijų lyderiais ir prilygti Google, turėtume tiesiog sustoti ir nebandyti kopti mano nurodytais laipteliais. Vis tiek, manau, visos įmonės turi bandyti šiek tiek judėti į priekį ir svarbiausia nesustoti. Nes kaip ir minėjau prieš tai kalbėjęs pranešėjas, progresas yra tiesiog būtinas, progresas tikrai įvyks, mes to norėsime ar ne, ir jeigu mes pasiliksim už jo, įmonėje tikriausiai baigsis panašiai kaip Blockbuster, nesmė, jei šiuo metu mes esame lyderiai. Tad svarbu pamastyti, kuriame lygyje jūs esat, kuriame lygyje yra jūsų įmonė ir pabandyti judėti aukštyn. Vien tai, kad jūs esate šioje konferencijoje, kaip ir sako, kad jūs norit judėti į priekį, norit daugiau analizuoti duomenis, bet kartais tiesiog tų duomenų pritrūksta. Taip, duomenis nekaupti yra sunku, bet kartais vis tiek jų reikia daugiau negu jūs turite. Ir dėl to aš norėčiau šiek tiek trumpai pristatyti paslaugą Data Atlas. Tai yra Tele2 paslauga, kuri leidžia gauti šiek tiek įžvalgų apie eismą, apie tam tikrą lokaciją ar apie jūsų prekybinę vietą. Tai trumpai aš ją ir pristatysiu.
Pasitelkdami anonimizuotus ir agreguotus duomenis, mes gauname informacijas apie skirtingas teritorijas. Mes tą informaciją galim pateikti, kad jūs turėtumėte tikslesnės žinias ir geriau galėtumėte priimti savo nekilnojamo turto plėtros sprendimus, įvertinti rinkos potencialą, darant investicinius sprendimus, ar tiesiog geriau suprasti klientų segmentus, kurie juda palei tam tikrą lokaciją. Kalbant apie judėjimą, mes turim Traffic Atlas. Tai reiškia, mes pagal bokštų informaciją matome pakankamai tiksliai judančių žmonių srautus, kad galime padėti įvertinti, kur susidaro kamščiai, kaip juda žmonės mieste, kas yra puikus būdas prognozuoti maršrutų poreikį, naujų kelių poreikį, ar tai kamščių tendencijas. Ir galiausiai Retail Atlas. Turite prekybinę vietą, norėtumėt geriau sužinoti, kas lankosi tai prekybiniai vietai, ar, sakykime, tai lankosi žmonės gyvenantis arčiau to prekybos centro, ar galbūt toliau, mes galime pateikti tokią informaciją. Taip pat galim suteikti informaciją apie klientų apsilankimo tendencijas, kada visgi yra pikas, kiek žmonės lankosi pagal demografiją. Ir visada gali būti jūsų atsakymas, kad tą informaciją galima gauti per apklausas, bet realybėje apklausos, kaip ir man yra tekę susidurti, dažniausiai apklausia kelius šimtus žmonių. Tai lemia milžiniškas paklaidas. O mūsų paslauga leidžia įvertinti bendrai visus besilankančius, tas galima pateikti gerokai tikslesnę informaciją ir svarbiausia, neapsunkinsim jūsų klientų. Pačiam yra tekę sudalyvauti apklausoj, vaikščiau po prekybos centrą, tiesiog priėjo mergina, sako, ar galėčiau trumpai jūs sutrukdyti, norėčiau užduoti keletą klausimų, tie keli klausimai truko 20 minučių, buvo smagu, kad gavau saldainių dėžutę už tas 20 minučių mano laiko, bet visgi ne visi tikrai sutiktų dalyvauti toje apklausoje ir tikrai ir egzistuoja žmonių segmentas, kurie atsisakys. Mūsų paslauga leidžia to išvengti ir tiesiog įvertinti visus žmonės. Dar kartą tik norėčiau pasikartoti, kad mes suteikiam agreguotą informaciją, kur joks atskiras individas nėra pateikiamas, tiesiog išvalgos, kurios yra labai naudingos jūsų verslui. Ir galiausiai apibendrinant, ką norėčiau, kad jūs išsineštumėt iš mano prezentacijos. Pirmas dalykas, kuris yra, manau, labai svarbus, kad reikia pasitikėti duomenim. Yra daug pavyzdžių, kai įmonės nepasitikėjo ir jų ateitis tapo labai niūri. Tai tas pats Blockbuster, tas pats Kodak, Nokios mobiliųjų telefonų segmentas taipogi pakankamai nukrito, jeigu galima tai pasakyti. Tad duomenys yra pagrindinis į priekį vedantis veiksnys, tad jais mes privalom pasitikėti. Ir aišku, kad pasitikėti duomenim mums reikia juos kaupti. Mes privalom investuoti į duomenų kaupimą. Taip, yra neįmanoma visiškai nekaupti duomenų. Tačiau kuo daugiau duomenų turėsit, tuo geresnę analizę bus galima padaryti. Tuo geriau galėsit suprasti savo klientus ir turėdami pakankamai duomenų kiekį jau galėsim žiūrėti, ar užtenka duomenų analizės, ar jau galbūt reikia taikyti kažkokius dirbtinio intelekto modelius, kad išanalizuoti tos duomenis, ir tai leis priimti tinkamus sprendimus. Ir kaip ir apibendrinantis viską dalykas, investuoti reikia į duomenų analitiką. Visada investavimas yra keliantis klausimų dalykas. Ar čia man apsimokės, ar aš tikrai nesubankrutuosiu, ar ne. Bet duomenis ir analitika tai yra ateitis. Ir jeigu mes nenorim pasilikti praeitį, tiesiog kito varianto nėra. Tai tiek mano pranešimo. Dėkui, kas klausėt. Jeigu turėtumėt klausimų apie dirbtinį intelektą, norėtumėt pakalbėti ar apie Data Atlas paslaugą, drąsiai galite susirasti mane LinkedIn arba užduoti dabar klausimą ir tikrai jį atsakysiu. Dėkui.